Labadiena. Pasaulio akcijų rinkose prekyba prasidėjo neigiamomis nuotaikomis. Po itin nesėkmingai vakar susiklošusios prekybos JAV biržose, teigiamų pokyčių Azijoje ir Europoje buvo sunku tikėtis. JAV Federalinio rezervų banko vadovas Benas Bernanke dar kartą viešai patvirtino, jog didžiausia pasaulio ekonomika ištiko rimtas problemas. Šis pranešimas puikiai koreliavo su paskelbtais prastais JAV gamyklų veiklos apimčių duomenimis. Azijos akcijų rinkų indeksai smigo žemyn. Europos akcijų rinkose prekyba taip pat prasidėjo neigiamai, tačiau dienos bėgėje sugebėjo šiek tiek atsitiesti. Teigiamą impulsą davė ramiai prasidėjusi prekyba Jungtinėse Amerikos valstijose. Baltijos šalių akcijų rinkose teigiamų tendencijų žvelgti buvo sunku. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas nusileido 2,68%. Bendra biržos apyvarta siekia kiek daugiau kaip 3 milijonus litų. Didžiausio dėmesio susilaukė Klaipėdos nafta akcijos, kurių susidomėjimas grindžiamas spekuliaciniais tikslais. Neigiamame prekybos fone išsiskyrė net 12,5% kilusios Lietuvos jūrų laivininkystės akcijos. Bankinis sektorius šiandieną taipogi buvo įtrauktas į bendrą prekybos ratą. Didesnė apyvarta pasiekė Ūkio banko akcijos, kilusios iki 67 centų ribos. Stebėtinai didelė net 384 tūkstančių litų apyvartą demonstravo Pram projekto akcijos, kurios buvo perleistos tiesioginių sandorių. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas fiksavo net 2,86% nuosmukį. Investuotojus paveikė žinia, kad Parex bankas apribojo operacijas su pinigais. Tai rodo, kad padėtis Latvijos bankinėme sektorėje yra įtempta. Kiek aktyvių biržoje šiandieną buvo prekiauta Grindex akcijomis. Na, o Talino vertybinių popierių biržos indeksas krito menkiausiai vos 0,26%. Investuotojai nebuvo įten nusiteikę aktyviau prekiauti. Daugiau kaip virš milijono eurų apyvartos nusinešė prekyba Talino Vesi akcijomis, kurios buvo perleistos paskutinę prekybos minutę vienu stambiu sandoriu. Net virš 11% kainos atšokimą šiandieną pademonstravo Silvana Fashion Group akcijos. Šiandien naujienų tiek, viso geriausio.